30 metų duris atvėrė Naujutėlė Ukmergės ligoninė. Ji anuomet buvo pati moderniausia, didžiausia rajono ligoninė šalyje. Laikas nenumaldomai bėga skaičiuodamas metus, o mes galime pažvelgti atgal ir pasidžiaugti nuveiktais darbais. Galime didžiuotis, kad bendromis mūsų visų pastangomis Ukmergės ligoninė tampa vis labiau šiuolaikiška, moderni, patraukli pacientams ir darbuotojams. Jubiliejaus proga noriu padėkoti visiems dirbusiems ir šiuo metu dirbantiems medikams, gydytojams, slaugytojams, kurių kasdienis darbas yra kupinas nerimo, įtampos, skausmo bei neblėstančios vilties pasveikti. Taip pat noriu padėkoti ne tik medicinos personalui, bet ir kiekvienam ligoninėje dirbančiam darbuotojui, kurio pagalba yra labai svarbi ir reikalinga. Nuolatiniai rūpesčiai darbai neleidžia mūsų įstaigos darbuotojams dažnai susitikti, pabendrauti. Todėl, manau, šiandien šis jubiliejus yra puikia proga šiek tiek atsipalaiduoti, pailsėti, susitikti su kolegomis, pasidžiaugti vieni kitais ir įgauti jėgų naujiems iššūkiams įveikti. Apsidairykime aplink ir pamatysime, kiek daug šiandien mūsų čia susirinko. Ir tai yra be galo smagu, nes ši šventė yra mūsų didžiulio kolektyvo jubiliejus. Tai mūsų visų šventė. Taip pat noriu padėkoti visiems garbingiems svečiams, kurie nepasididžiavo ir su malonumu prisijungė prie mūsų šį vakarą. Tai tik dar kartą parodo, kokia neeilinė ir reikšminga yra ši mūsų ligoninės šventė. Man asmeniškai šis sukaktis maloni dar ir dėl to, kad šią ligoninę prieš 50 metų statė mano tėtis Petras Civilka. Noriu pasakyti ačiū jam ir jis turbūt tikrai negalėjo įsivaizduoti, kad kažkada šioje įstaigoje dirbs abu jo sūnus. Kaip anuomet, taip ir dabar svarbiausia ligoninės misija yra, buvo ir bus ateinančius 50, o gal ir 500 metų rūpintis žmogaus sveikata, brangiausių mūsų visų turtų. Tad noriu kiekvienam palinkėti, kad kiekvieną iš jūsų globotų angelas sargas, kuris suteiktų jums sielos ramybę, bet kartu ir priduotų jėgų ir veikti visas negandas. Su jubiliejumi jūs visus. Į sceną kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę. Mėly gydytojai, mėly medikai, aš noriu šiandien, pradėdama kalbą apie jūsų įstaigos jubiliejų, pirmiausia, noriu pasakyti. Labai svarbu sienos, labai svarbu įranga, bet svarbiausia, tai žmonės, kurie toje įstaigoje dirba. Tai nuoširdžiai lenkiu galvą prieš jūs visus, nes jūsų kiekvienos dienos atliktas darbas tai yra išgelbėta gyvybė, tai yra suteiktas džiaugsmas gimus kūdikiai, tai yra pagalba vargstančiam senam žmogui. Ir bet kas, aš žinau, kurie kreipiasi į jūs, visada išgirsta šiltą žodį, visada gauna profesionalią pagalbą ir visada tiki jumis. Ir aš kaip ukmergiškė
Visą laiką iš Vilniaus atvažiuoju į Ukmergės ligoninę gydytis. Ačiū Jums labai. Linkėdama Jums ir toliau sėkmės, esu įsitikinusi, kad Jūsų ir vadovybės kūrybiškumas, ir Jūsų viso kolektyvo kūrybiškumas užtikrins galimybę žengti su naujausiom technologijom, užtikrins galimybę žengti su naujausiais mūsų pasaulio pasiekimais koja į koją. Taigi sėkmės Jums, labai Jūs gerbiu, myliu ir dar kartą ačiū visų vardu. Ačiū labai. Ašgi važiavau namo, tai aš jokių padėjėjų neatsivežiau. Tai aš noriu įteikti taip pat ir dovanėlę prisiminimui, kad Jūs kai kuriuose, kada turite laisvą akimirką, pavartytumėte taip pat nuostabios nuotraukas, tik tai galbūt ne apie mediciną, bet apie mūsų gražią Lietuvą. Ir taip pat įgautumėt tos stiprybės, dvasinės stiprybės, kurios labai daug reikia. Ir taip pat atvežiau Jums sveikinimą nuo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės. Bet kadangi labai daug sveikintų, tai aš sutaupysiu laiką ir Jums garsiai neperskaitysiu. Dėkojame Seimo pirmininkai ir į sceną kviečiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Labas vakaras, mėlyjeji. Pirmiausia, labai dėkinga Jums už suteiktą garbę atvykti čia, pasveikinti Jūs visus esančius salėje ir dėkoju taip pat daktarui Rimvydui Civilkai už pakvietimą. Iš tiesų, pasižiūrėjus į internetinę svetainę Jūsų ligoninės, mes skaičiavom, kad ne 50 metų šiandien. Interneto svetainėje Jūsų įvardyjama, dabar išgirdom daugiau istorijos, 1826 metai. Reiškia, labai seniai čia yra ligoninė. Tačiau, kiek žinau, gaila dar nebuvau, bet tikrai apsilankysiu. Jinai renovuota, visi džiaugiasi neurologijos, akušerijos, slaugos ir palaikymojo gydymo skyriais. Jeigu ko trūksta, aš manau, su laiku bus dar ir pagražinta, pagerinta aplinka Jūsų pacientams. Na, o apie Jūsų ligoninę iš tikrųjų nereikia skaityti žiniasklaidos. Geros žinios yra perduodamos iš lūpų į lūpas. Ir todėl, kai pas mus kalbėjo, kad moteris Vilniuje netgi viena kitai siūlo važiuoti gimdyti į Ukmergę, ten geriau negu Vilniuje. Tai yra didelis ir geras dalykas. Dar iš kitos pacientės girdėjome, kad, žinot, toj ligoniniai net valytoja myli savo darbą. Tai vėlgi kalba tokie žodžiai patys už save. Džiaugiuosi ir didžiuojasi Jumis. Susitinkam metų pabaigoje ir visada visiems svarbu išgirsti gerą žinią. Tai tiesiog tą gerą žinią aš Jums ir pasakysiu. Turbūt jau visi žinote, kad visiškai neseniai, prieš 2 savaitės vyriausybė leido panaudoti 50 milijonų litų iš rezervinio fondo, kurį mes turime prie privalomojo sveikatos draudimo fondo. 60% šitų
lėšų bus skirta pridėti po 2 centus prie balo. Tai reiškia, kad visai Lietuvai tie 2 centai yra 60 milijonų ir 40% bus apmokama už suteiktas paslaugas, viršytas suteiktas paslaugas, kurios liko neapmokėtos. Ir tai, aš manau, iš tiesų sudarys galimybę padengti kreditorinius įsiskolinimus. Galbūt, aš taip sakau, galbūt, bet įsitikinusi pamaloninti ir ligoninių darbuotojus metų pabaigoje. Bet yra dar geresnė žinia. Dar geresnė žinia ta, kad vakar suderinta su finansų ministru ir premjeru, pateikta jau vyriausybei ir trečiadienį planuojama svarstyti ir dar 50 milijonų bus pridėta prie šitos sumos. Taip, kad mes visi lengviau atsikvėpsim, vėlgi bus didinamas balas ir girdėjau, čia turite rėmėją, ortopedinių priemonių įmonę, įstaigą, kaip jinai vadinasi. Tai pagaliau gal atsiskaitysime, jeigu nepilnai, bet tikrai atsiskaitysime ir su tais, kurie mes skolingi už 2009-2010 metais pagamintas ortopedinės priemonės, kurios dar yra neapmokėtos. Na, o kitų metų biudžetas mūsų yra labai geras planuojamas. Jeigu kardio politika bus tokia, kokia dabar nepablogės, tai mes priartėsime praktiškai jau prie balo atstatymo iki krizinio laikotarpio, prie 98 centų, 2 centų betruksikilito. Tai tikėkime, kad taip ir bus. Aš esu optimistė. Būtų blogai, jeigu neišsipildytų mūsų planai, bet geriau tikėti ir laukti ir gauti tai, kas yra žadama. Dar kartą dėkoju Jums už darbą, linkiu sėkmės ir, kaip priklauso sveikatos apsaugos ministrei, stiprios sveikatos. Naudodamasi progą, noriu suteikti nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardą. Aš manau, kad žinia neatsklido, nes tik šiandien vadovybė priėmė galutinį sprendimą ir net nežinote kam. Tai Angelei Čepelienei. Nusipelniusios gydytojos vardas suteikiamas daktarai ne tik tai už meilę pacientam, už tikros gydytojos darbą, bet ir už tai, kad labai daug ir aktyviai buvo visada kartu su bendruomenė. Tai yra viena iš sąlygų, kada tam tikros sąlygos yra, kada galim suteikti nusipelniusios Lietuvos gydytojos vardą. Džiaugiuosi ir sveikinu daktarę Jūs.